Prezidentas Trumpas pasakė, kad susitarimas arti, tik tam, kad šalys liktų toli viena nuo kitos. Subtitravo Димитр Дзок. Dar vienas bandymas pasikėsinti į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, kuris baigėsi nesėkme. JAV slaptoji tarnyba pranešė, kad išvakarėse šeštadienio vakarą nežinomas asmuo išsitraukė ginklą iš krepšio ir pradėjo šaudyti netoli Baltųjų rūmų. Slaptosios tarnybos pareigūnai nušovė šį šaulį. Per susišaudymą buvo sužeistas ir atsitinis praeivis, kuris yra sunkios būklės. Vėliau paaiškėjo, kad šaulys laikė Jėzumi Kristumi ir buvo įsitikinęs, jog atlieka teisų veiksmą. Tačiau jis save laikė ne tik Jėzumi. Papasakosiu laidoje, kuo dar jis save laikė. Ir, kas reikšminga, užpuolikas 21 metų Nasiras Bestas jau anksčiau buvo ne kartą susidūręs su slaptąja tarnyba ir turėjo dokumentuotą psichikos ligų istoriją. Taigi, kasgi įvyko išvakarėse prie Baltųjų rūmų? Panagrinėkime visas detalės, kurios dabar jau žinomos ir akivaizdžios. Mano vardas Aleksejus Pečijus. Aptarkime tai kartu, šią temą. Tačiau prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį YouTube kanalą, paspausti patinka šiam įrašui ir parašyti bet kokį išsamų komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Būsiu jums už tai labai dėkingas. Be to, užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Peči News. Nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten neskelbiame operatyvias naujienas, vos tik jos pasirodo. Mamy do czynienia z sytuacją, gdy ktoś sięga po broń i musi interweniować Secret Service i znowu programowo o tym wypadło. Taigi, šeštadienio vakarą prie Baltųjų rūmų Vašingtone vėl buvo šaudoma. Šis incidentas įvyko praėjus vos mėnesiui po šaudynių Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienėje balandžio 24 dieną, kurioje tuomet dalyvavo ir prezidentas Donaldas Trumpas. JAV prezidentas sureagavo savo socialinėme tinkle Truth Social, pagyrė slaptąją tarnybą už operatyvius ir profesionalius veiksmus. Toliau Donaldo Trumpo citata. Šis įvykis įvyko praėjus mėnesį po šaudynių Baltųjų rūmų korespondentų vakarienėje. Ir tai parodo, kaip svarbu visiems būsimiems prezidentams užtikrinti saugiausią ir patikimiausią tokio pobūdžio erdvę, kokia kada nors buvo sukurta Vašingtone. Mūsų šalies nacionalinis saugumas to reikalauja. Parašė Trumpas, greičiausiai turėdamas omenyje jo laikais pradėtą statyti pokylių ar priėmimų salę Baltuosiuose rūmuose. Ir aš prisimenu, šiek tiek nukrypsiu nuo temos, prisimenu, kaip Amerikos prezidento Donaldo Trumpo šalininkai komentaruose po mano laidomis mane tikino, kad tu nesupranti, iš tikrųjų pokylių salė statoma už donorų pinigus. Tai rėmėjai finansuoja šias statybas ir iš biudžeto nepaimama nė cento. Nė vienas mokesčių mokėtojų centas neskiriamas pokylių salės statybai. O tada staiga kyla skandalas dėl to, kaip Donaldo Trumpo administracija bando išreikalauti bent milijardą JAV mokesčių mokėtojų dolerių pokylių salės statybai. Bando prastumti, kad iždas tiesiog skirtų $1 milijardą Amerikos prezidento Donaldo Trumpo užgaidoms. Todėl aš visada raginu, prieš darant kokius nors pareiškimus, pabandykite juos bent 2 kartus patikrinti. Štai, 2 kartus patikrinkite, o tada rašykite apie tai, kad Donaldas Trumpas neva visiškai nenaudoja biudžeto pinigų pokylių už salės statybai. O įvykiai susiję su šaudimu vystėsi gana greitai. Baltųjų rūmų viduje reporteriai buvo įsakyta likti vietoje, o slaptoji tarnyba šaukė gulkite, perspėdama apie šūvius. Vėliau JAV slaptosios tarnybos atstovas pranešė, kad agentūra tiria pranešimus apie šūvius 17 gatvės ir Pensilvanijos Avenue kampe tiesiai už Baltųjų rūmų komplekso ribų. Dar vėliau paaiškėjo, kad prie Baltųjų rūmų buvo iššauta iki 30 šūvių. Ginkluotas vyras priartėjo prie slaptosios tarnybos agentų ir nesėkmingai atidengė juos ugnį. Agentai atsakė ugnimi. Agentai atkreilė atvietnai. Per susidūrimą 2 žmonės patyrė šautines žaizdas. Vienas iš jų šaulys, o antrasis atsitiktinis praeivis, kuris atsidūrė sunkioje būklėje. Šiek tiek vėliau slaptoji tarnyba oficialiame komentare patvirtino, kad šeštadienį po 18 valandos žmogus 17 gatvės ir Pensilvanijos Avenue rajone išsitraukė ginklą iš savo krepšio ir pradėjo šaudyti.
Pasak slaptosios tarnybos, jie atidengė atsakomąją ugnį ir anksčiau sužeidė įtariamąjį. Jis buvo nugabentas į vietinę ligoninę, kur vėliau konstatuota jo mirtis. Pranešime taip pat patikslinama, kad Donaldas Trumpas incidento metu buvo Baltuosiuose rūmuose. Tarp slaptosios tarnybos darbuotojų nukentėjusiųjų nėra. Vėliau paaiškėjo, kad įtariamasis buvo identifikuotas kaip 21 metų Nasiras Bestas. Anksčiau jis jau buvo susidūręs su slaptąja tarnyba, įskaitant 2025 metų birželį, kai užblokavo privažiavimo kelią prie Baltųjų rūmų. Po mėnesio slaptoji tarnyba vėl sulaikė šį Nasirą Bestą po to, kai jis bandė įvažiuoti privažiavimo kelią prie Baltojo rūmų komplekso. Po to teisėjas priėmė nutarimą įpareigojantį jį nesartėti prie Baltųjų rūmų teritorijos. Ir štai tyriant šiuos incidentus praėjusiais metais tyrėjai nustatė, kad Bestas socialiniuose tinkluose skelbė įvairius pareiškimus, tarp jų teigdamas, kad jis yra tikrasis Usama bin Ladenas. Jis sakė: "Jūs iš tikrųjų nužudėte kažką kitą, aš esu tikrasis Usama bin Ladenas." Taip pat bent kartą jis parašė įrašą liudijantį apie jo norą pakenkti Donaldui Trumpui. O dar keliuose įrašuose jis save vadino Jėzumi Kristumi, kurio misija anot jo yra likviduoti vadovybę. Tačiau policija anksčiau nebuvo susidūrusi su tuo, kad šis įtariamasis elgtųsi agresyviai ar naudotų ginklą. Kitaip tariant, jis buvo nevaldomas, bet nepavojingas. Pažymėsiu, kad šis incidentas įvyko mažiau nei po mėnesio po šaudynių per Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienę, kurioje tuomet dalyvavo Donaldas Trumpas. Balandžio pabaigoje Vašingtono Hilton viešbučio foje, kur balių salėje aukštų žemiau vyko Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienė, pasigirdo šūviai. Ir tada JAV prezidentas pirmoji ponia Melania Trump ir viceprezidentas Džėjus Divensas buvo skubiai išvesti iš salės saugumo darbuotojų. Ir pasak oficialių asmenų, saugumo tarnybų darbuotojai susišaudė su įtariamuoju užpuoliku ir jį neutralizavo. Policija pranešė, kad pas jį buvo 2 šaunamieji ginklai ir peiliai. Užpuolikų pasirodė esąs 31 metų Kaulas Tomasas Allenas. Vėliau jam buvo pareikšti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti JAV prezidentą, išpuolio prieš federalinį pareigūną panaudojant ginklą, taip pat ginklų gabenimo per valstijos sieną sunkų nusikaltimą įvykdyti. Be to, primenu, kad Donaldui Trumpui per 2024 metų rinkimų kampaniją teko patirti ne vieną pasikėsinimą. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite vartelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti paaukoję bet kokią sumą pagal nuorodas ir rekvizitus esančius šio vaizdo įrašo aprašyme arba nuskenavę QR kodą savo ekranuose. Tai viskas. Saugokite save, visiems iki pasimatymo.